jau būtų pats laikas tau išmokti racionaliąsias lygtis. Tai dabar žiūrim, ką turim. Tai mes čia turim šitoj pusėje šaknį, toj pusėje mes šaknies neturim. Norint panaikinti šaknį, mes turime šitą pusę pakelti kvadratu. Čia bus 2x minus 3 kelta kvadratu. Taipogi mes pakeliame šitą pusę, tai irgi bus kvadratu. Jei nori geriau pasiruošti egzaminam, korepa.lt arba linkas bio. Tai reiškia, čia tiesiog šaknis nusiprastina ir mes turim 2x minus 3. Na, čia mes turėsime pagal mūsų formulę 9 minus 6x plus x kvadratu. Na ir kągi mes dabar čia turime? Tai viską susikeliame į vieną pusę, nes matome, kad čia yra kvadratinė lygtis. 8x 9 plus 3 bus 12 lygu 0. Na ir paprasčiausia, galime viską išspręsti per Vieto teoremą. x1 plus x2 turėtų būti lygu 8, o x1 kart x2 turėtų pas mus lygu būti 12. Tai mes iškart matome, kad sprendiniai pas mus bus x1 bus 6, o x2 bus 2. Turime dabar du sprendinius, ką mums reikia padaryti. Tai patikrint, ar su abiais sprendiniais šita lygtis yra teisinga. Nes kai mes keliam abi pusės kvadratu, gali iškilti kokių nors nesusipratimų. Tai žiūrim, šaknis iš 2 kart 2 minus 3 lygu 3 minus 2. Tai matome, kad čia bus 1 lygu 1. Viskas gerai. O su 6, tai 2 kart 6 minus 3 lygu 3 minus 6. Na ir iškart matome, kad šitas netiks, nes 3 minus 6 jau bus minus 3, o šaknis negali būti neigiama. Todėl x lygu 6 netinka. Taigi atsakymą rašysime x lygu 1.